Tikriausiai vienas iš gražiausių Andriaus Mamontovo ir Foje kūrinių Kitoks pasaulis pradeda pačią pirmą Be stabdžių programos valandą. Tiesa, tai yra šių metų 2017 versija ir kaip ir aš anonsavau praėjusios valandos pabaigoje, mes artimiausią pusvalanduką skirsime labai įdomiam pokalbiui. Kalbėsime apie projektą Stebuklinga kava ir šiandieną pas mus svečiuose Vilniaus Gedimino Rotary klubo atstovė Justina Puslytė Klyvienė. Gerą dieną. Labą dieną. Ir mūsų jau galima sakyti gera draugė ir pažįstama programos Big Brothers Big Sisters atstovė Jūratė Baltuškienė. Sveiki. Labą dieną. Su trečiadieniu. Ir jūs? Su vis dar neteinančiu pavasariu. Laukiam. Ir nesibaigiančiu šildymo sezonu. Pakalbėsime šiandieną apie kasmetinį projektą, kuris yra labai įdomus ir smagus ir jūs, Justina, šiandieną pas mus pirmą kartą. Tai gal mes pradėkim nuo to apskritai, ką veikia Gedimino Rotary klubas ir prie ko jūs prie Stebuklingos kavos? Gerai, tai iš tikrųjų Vilniaus Gedimino Rotary klubas jau daugelį metų daro įvairius projektus, remia ir vaikų dienos centrą Atsigręžk ir kitas įstaigas ir organizacijas. O aš esu to projekto Stebuklinga kava tiesiog komandos narė. Tai džiugu, kad iš tikrųjų, kaip jau ir minėjo, tas projektas vyksta antrus metus ir tęstinis projektas, turime labai daug draugų, daug partnerių. Ir tą žvarbę dieną galima jau nuo vakar, tiesą sakant, gerti kavą. Tai... Praėjusiais metais buvo pirmoji, ar ne, Stebuklinga kava. Kokie bus šiemet? Kas pasikeitė, kas bus kitaip? Kiek galų gale kavinių jau turite? Šiais metais mes turim partnerių ir draugų virš 30 kavinių ir jos yra Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Jonavoje. Manau, kad šiais metais tas projektas dar yra įdomesnis ir linksmesnis, ta prasme, kad ženkliai daugiau turime renginių, praktiškai kiekvieną dieną turime 2-3 renginius skirtingose kavinėse. Apie visus renginius galima paskaityti mūsų internetiniam puslapį www.stebuklingakava.lt ir tiesiog tikiu labai, kad tiek atėjusiam išgerti pas mūsų draugus kavos, tiek patiems draugams šita šventė jau tampa tradicija ir tokiu prasminga savaitė metuose ir, kaip mes sakom, nebereikia laukti kalėdų, kad daryti gerus darbus, tai tikiuosi, kad dar intensyviau, dar geriau dirbsime. Nežinantiems reikėtų priminti, ar ne, jog projekto labai paprastas principas. Žmonės eina į kavines, kurios dalyvauja jūsų projekte, geria kavą, valgo pyragaičius ir dalis pinigėlių keliauja kur? Programai Big Brothers Big Sisters. Tai va dabar, Jūratė, jūs galit dar kartą priminti, nors jau esame kalbėję ne kartą, programa Big Brothers Big Sisters. Kas į tokia, kam jį skirta? Tai Big Brothers Big Sisters programos esmė yra tokia, kad jinai padeda, tai yra prevencinė mentorystės programa ir jinai padeda vaikam nuo 7 iki 14 metų amžiaus, kuriems tam tikrų sunkių gyvenimo laikotarpių trūksta palaikymo arba teigiamo suaugusio žmogaus pavyzdžio. Tai programa, kuri padeda vaikam, kurie išgyvena krizę šeimoje ar mokykloje ar su bendramžiais, kurie turi bendravimo sunkumų, sunku susidraugauti, išlaikyti draugystės, taip pat vienišiems vaikams, taip pat tiems, kurie gal nedrąsūs ar savarankiškumo trūksta, kuriems socialinių įgūdžių trūksta, tai vaikam, kurie tam tikrą prasme gyvena tam tikrą laiką, kur reikėtų daugiau pastiprinimo iš šono. Tai tą daro mūsų savanoriai, didieji broliai ir seseris, kurie tampa pavyzdžių, palaikymu ir tokiu reguliaria pagalba vaikui. Praėjusią kartą, kuomet jūs pas mus viešėjote, užsiminėte, jog labai trūksta tų vyresniųjų brolių vyrų. Ar situacija gal gerėja kažkiek tai? Kaip čia pasakius? Taip ir pasakykite. Iš tikrųjų trūksta, gal per paskutinį pusmetį tikrai atėjo daugiau vyrų ir vaikinų savanoriauti, bet ir berniukų norinčių turėti vyresnį brolį tikrai turim irgi nemažai. Ir šiuo metu net esam sustabdę registraciją berniukų, kad kol neatsirado vyresniųjų brolių, bet po truputį būna, kad jų atsiranda. Tai tikimės, kad galbūt nuo rugsėjo atidarysim vėl registraciją berniukam, daugiau vilties bus turėti tokius vyresnius draugus, bet kol kas tikrai vangiai. Ir tikrai, ką dar pastebim šiuo metu, kokių
tokių savybių turinčių savanorių labai trūksta, nes labai padaugėjo paauglių programoje, merginų paauglių ir vaikinai tikrai nori draugauti, o su paaugliu toks iššūkis kartais būna, tai tikrai irgi laukiam dabar ne tik vaikinų ir vyrų, bet ir merginų ir moterų, kurios drąsiai jaustųsi su paauglio draugystėje. Kaip yra panaudojami pinigėliai surinkti iš projekto Stebuklinga kava, kam jie yra skiriami? Mes esam taip paskaičiavę, kiek maždaug kainuoja vieno vaiko dalyvavimas vieną mėnesį programoje. Tai yra apie 50 eurų ir tai įeina, kad kiekvienas vaikas, kiekviena šeima, kuri ateina į centrą, gauna tokį nuodugnų psichologų įvertinimą, situacijos sunkumų tam, kad sudaryti tinkamą pagalbos planą. Ir jeigu tai yra programa, kuri Big Brothers Big Sisters, kuri gali padėti, tai kviečiame programą, jeigu matom, kad reikalinga kita pagalba, tada irgi nukreipiam tikslingai, kad šeima neliktų be pagalbos. Taip pat į tai įeina savanorių suradimas, pritraukimas, atranka. Atranka yra labai rimtas procesas, kur tikrai žmonės atėję, norintys savanoriauti, dalyvauja pokalbėje su psichologu, kad mes įvertintumėm ir motivaciją, ir gebėjimus, ir norus, ir galimybės. Tada savanoriai dalyvauja mokymuose paruošiamuosiuose, kur 20 valandų trukmės mokymai, kurie vyksta 10 savaičių. Jie įgyja įvairių žinių, vaikų psichologijos srity, bendravimo, krizių įveikimų ir panašiai. Taip pat iš šitą kainą įeina užimtumas vaikam ir savanoriam, nes, pavyzdžiui, šaltuoju metų sezonu taip sunkiau yra sugalvoti, ką veikti, laukia šaltoka būna, o viskas kainuoja, tai mes taip pat į tai įeina, mes organizuojame įvairios kūrybinės dirbtuvės, kino vakarus savo centre ir taip pat ieškome vietų, kur jie galėtų nueiti, pavyzdžiui, nemokamai arbatos ar kavos atsigerti, į baseiną nueiti, šiuo metu badmintoną jie žaidžia, tai tokios irgi veiklos. Vis tik, man atrodo, kad čia labai maža suma, 50 eurų ar ne, vienam vaikui vienam mėnesiui, aš viską gerai supratau. Taip. Tai čia iš tikrųjų į tą įeina labai daug dalykų. Dar tikrai mes kasmet organizuojam vasaros stovyklas, tai čia irgi dalis viso to yra. Ir kiekvieną draugystę vaiko ir savanorio prižiūri psichologai, kurie turi žinių, turi patirties, kad stebėtų, kaip vyksta draugystė, kad patartų, konsultuotų ir savanorius, ir vaikus, ir tėvus. Tai tokia į visą tai mes visiems šitiem dalykam ir panaudojam surinktą paramą, kuri Vilniaus Rotary klubas surinko per Stebuklingą kavą, kad daugiau vaikų galėtume priimti ir tokias paslaugas suteikti. Justina, kalbant apie praėjusių metų Stebuklingos kavos projektą, kiek buvo surinkta pinigų, kuriuos jūs perdavėt Big Brothers Big Sisters? Praeitais metais šios savaitės metu mums pavyko surinkti 3250 eurų. Iš tikrųjų labai džiaugiamės tą sumą ir kiek žinau, Jūratė patvirtins turbūt, kad tai leido išplėsti 20% savanorių skaičių. Iš tikrųjų... Ta viena savaitė, ar ne, aukojimo? Savaitė plus trumpieji numeriai, kurie veikia ir prieš ir po, kaip ir šį kartą, taip. Tai šita suma, iš tikrųjų, jeigu mes padalintumėm tuos mėnesius, tai iš tikrųjų Rotary klubas paremė 65 mėnesius vaikam draugyšių, tai mes galim skaičiuoti, tai 11 vaikų gavo po pusmetį tokių draugyšių reguliarių, kas savaitinių susitikimų su savanoriais atrinktais, paruoštais ir taip toliau. Ir taip pat 20% mes pastebėjom, kad padaugėjo žmonių, kurie kreipėsi po Stebuklingos kavos savaitės, norinčių tiesiog savanoriauti, tapti didžiaisiais broliais ar seserimis. Ar aš gerai suprantu, žmonės, kurie ateis į tas kavines, kurios dalyvauja projekte, jie sužinos apie Stebuklingą kavą, apie Big Brothers Big Sisters, apie tai, ką jie daro ir kam jie padeda? Tikrai taip. Kiekvienoje kavinėje yra mūsų programos atributika, tenai galima pasiskaityti, kas tai yra per programą, ten yra kvietimas prisijungti ir tapti savanoriais. Tai vienas iš tos savaitės tikslų ir yra, žinoma, pagrindinis galbūt surinkti tas lėšas, bet antras, ne ką mažiau svarbus, yra pritraukti kuo daugiau savanorių į programą, kad iš tikrųjų tie mažieji draugai gautų tuos didžiosius draugus ir tas gyvenimas iš tikrųjų jiems atrodytų truputėlį šviesesnis ir ta parama būtų tokia apčiuopiamesnė. Projektą palaiko ir žinomi žmonės, net ir turit burtininką. Šiais metais, žinokit, turim ir burtininkų, ir muzikantų, visko. Tai taip, projekto ambasadoriais yra Jurga Šeduikytė, Mantas Vizardas, Jurgis Didžiulis koncertavo mūsų atidarimo koncerte. Šiais metais mus palaiko žvaigždžių duetai. Tai iš tikrųjų visi labai maloniai ir kažkaip vieningai vienijasi šio tikslo link, nes žmonės mato tame prasme, tų gerų darbų darėme ir be to ta programa, kadangi
jinai tokia yra jau patirtį turinti, tai niekas nebejoja jos tikslingumu ir efektyvumu. Gerai, mes darom trumpą muzikinę pauzę, grįšim ir pokalbį pratęsim. Aš tai toks smagiai nutinkintis kūrinys, vis dar mūsų eteryje skamba, mes su mūsų studijos viešniomis grįžtam link pokalbio. Šiandieną pas mus svečiuose Vilniaus Gedimino Rotary klubo atstovė Justina Pušlytė Klyvienė ir programos Big Brothers Big Sisters atstovė Jūratė Baltuškienė. Mes kalbame apie projektą Stebuklinga kava, kuris startavo jau vakar, ar ne? Aš neklystu. Nuo pirmadienio jisai startavo, nuo pirmadienio, nuo balandžio 24 ir tęsiasi iki balandžio 30. Tai visą savaitę galima gerti kavą ir daryti gerus darbus. Na, Stebuklinga kava yra projekto pavadinimas, bet tuo pačiu dalyvauja ir pizzerijos, dalyvauja ir kavinės, galima valgyti spurgas, galima valgyti pyragaičius. Na, neprisirišti prie tos kavos, ar ne? Tiesą sakant, kava tai tik tai kodinis pavadinimas ir galima ir gerti kavutę, ir arbatą, ir valgyti kažką skanaus pas mus su partnerius ir tuo pačiu jūs prisidėsite prie Stebuklingos kavos projektų. Ir tikrai taip, šiais metais turime įvairių partnerių, tai yra kavinės, tai yra pizzerijos, mes turim vandens parką Wake B1, kuris irgi remia, mes turim Flintą leidyklą vaikams, kuri remia ir dar daug įmonių ir organizacijų, kurios taipogi prisideda prie šito projekto. O kalbant apie tą suspėjimą nuvažiavusi, galbūt traukinį kavinėms, kurios išgirto dabar, dar įmanoma dalyvauti šiame projekte, ar jūs jau uždarėte duris? Ne, visą laiką galima dalyvauti, tiesiog reikia susisiekti su mūsų klubu ir mes tada suderinsim sąlygas, kaip tai galima padaryti. Jūrate, jūs iš savo atstovaujamos programos taipogi turit ką pasakyti, mes palėtėme tą savanorių temą, kad Vilniuje jie reikalingi, bet pasirodo, kad kiti miestai jaučia dar didesnį tų savanorių badą. Iš tiesų, Vilniuje mes šiuo metu Big Brothers Big Sisters programoje turim taip apie 70 vaikų ir paauglių, kurie turi tokį stabilų, reguliarų, kas savaitę susitinkantį vyresnį draugą, bet ir mums trūksta savanorių, bet ir kitiem miestam trūksta savanorių. Tai vat ir Klaipėdos Big Brothers Big Sisters, ir Kauno didžiojo draugo programa tikrai irgi visą laiką labai laukia ir labai kviečia ir labai ieško. Tai tikrai visi, kurie domės ir norėtų prisijungti, tai gali užeiti į internetinę svetainę www.bbbs kaip bigbrothersbigsisters.lt ir tenais yra kontaktai ir susisiekti. Ir mes jau nukreipsim visus miestus, kur yra poreikis ir kur tikrai yra labai laukiami didieji draugai. Taip trumpai koncentruotai, iš kogi susideda savanorio darbas, savanoriavimas jūsų programoje? Tai pirmas etapas yra toksai atrankos etapas, kad tapti savanoriu, tai visi žmonės turi dalyvauti atrankoje, tai normalu, nes veikla yra su vaikais, yra individuali, reikalaujanti tam tikrų tokių ir savybių, ir patikimumo, tai yra normalu, kad visi žmonės praeina atranką, kurią sudaro pokalbis, įvairių dokumentų atnešimas, mokymai. Po to, jeigu viskas tvarkoja, mes patinkam savanoris patinka mums, mes pasirašom savanoriškų darbų atlikimo sutartį ir tada savanoriui yra parenkamas vyresnysis mažasis draugas. Ir tada jie yra supažindinami ir aptariamos taisyklės, kaip vyks draugystė, kokie ir bus susitarimai ir kokio tikslo tie draugai sieks. Ką padės vaikui pagerinti, kas po metų turėtų pagerėti arba visiškai išsitaisyti į teigiamą pusę. Ir tada savanorius metus draugauja su vaiku, susitinka kartą per savaitę apie porą valandų. Aišku, jeigu iškrenta kartais ar atostogos, ar mokslo, ar darbo reikalai, tai tikrai nieko tokio kurį laiką praleisti, svarbu, kad vaikas būtų apie tai informuotas, kad nedingtų savanoris, tai gar netikėtai. Ir tą draugystę prižiūri psichologai, jie nuolat konsultuoja. Ir tada, kai metai eina į pabaigą, tada mes vertinam, ar pagalbos dar reikėtų tam vaikui, ar jau užtenka. Ir jeigu matom, kad pagalbos užtenka, tai tada mes pradedam tokį uždarimo draugystės procesą ir tada paliekam laiko atsisveikinimui, paliudėjimui, papykimui, pasidžiaugimui rezultatais ir po metų draugystė yra baigiama. Jeigu matom, kad vaikui pagalbos tikrai reikėtų arba atsirado naujų iššūkių ir tikslų, tada mes klausim savanorio, ar jis dar galėtų metus pas mus pasilikti ir padėti tam pačiam vaikui. Ir tikrai mes turim draugyšių, kurios tęsiasi ir 2, ir 3, ir 5, ir dar daugiau metų. Tai jeigu taip nutinka, tai tada praėjus metam draugystė vėl pratęsiama metam. O vaikučiai pas jūs atsiranda kokiu būdu ir iš kur, kuriems reikalingi tie vyresniai broliai ir seserys?
Visi vaikai yra atvedami tėvų arba globėjų. Apie mus tikrai labai dažnai sako, kad kažkas iš pažįstamų dalyvavo. Sako, mano draugės vaikas dalyvavo, gerai padėjo, aš irgi norėčiau. Mokyklos ir tikrai žino, ar psichologai, socialiniai darbuotojai šią programą, ir jeigu jie mato vaiką, kuriam tiktų programa, jie rekomenduoja tėvam. Tikrai esam turėję keletą atvejų, kai patys vaikai skambino į centrą ir sakė, ar čia dalina vyresniosius draugus, norėčiau ir aš tokį turėt. Tai tada mes, aišku, pirmiausia kviečiam, prašom tėvų telefoną arba kad tėvai susisiektų, nes suaugusiojo sutikimas tikrai yra reikalingas ir vaikų taip neviliojam ir neverbuojam be suaugusio dalyvavimo. Justina, grįžkime prie projekto Stebuklinga kava. Papasakokite, prašau, apie renginius, kurie laukia viso projekto metu. Tai iš tikrųjų visą savaitę labai intensyviai vyksta renginiai kavinėse, tai šiandien 18 valandą turim saksofono koncertą Smolto kavinėje Vilniuje, rytoj turime net 2 koncertus, turime No Forks kavinėje Vilniuje 12 valandą koncertą ir 18:30 turim moteriškumo paskaitą, tokį susitikimą Vero Cafe Gedimino prospekte. Penktadienį vėlgi 2 renginiai, 11 valandą nemokama kūno sudėties analizė kavinėje Vero Cafe Gedimino prospekte 37 ir 18 valandą 30 minučių Liepos Kazlauskaitės kanklininkės koncertas Pinavijoje Vilniuje. Na, o šeštadienį toks jau prieš paskutinę dieną ir ne 3 renginiai, tai 13 valandą kūrybinės dirbtuvės, kurias vesiu aš Smolto kavinėje Vilniuje. 15 valandą bus Liepos Kazlauskaitės koncertas Vero Cafe Didžiojoje gatvėje 30 ir 18 valandą Indrės Dirgelaitės vokalas ir Roko Jackūno gitara Užupio picerijoje. Tikrai labai įspūdingas ir gražus koncertas. Na ir visą mūsų savaitę vainikuos sekmadienio griausmingas Stebuklingos kavos uždarimo renginys 13 valandą su pučiamųjų kvintetu, kuris vyks Vero Cafe Gedimino prospekte. Tikrai gausų renginių, bet dar yra viena opcija tiems žmonėms, kurie nenueis į kavinės, neišeis. Yra trumpasis numeris, kurio galima bet kada laisvų metų sumą pinigėlių tiesiog paaukoti paprastai ir lengvai. Taip, tai trumpasis numeris šiais metais yra 1490 ir aukos suma bus 2 eurai. Tai kviečiame tuos, kas negalės prisijungti ir atvykti į mūsų draugų ir partnerių kavines, tiesiog paskambinti šito numeriu ir paaukoti Big Brothers Sisters programai. Dar vienas labai įdomus dalykas, kurį užmatėme Facebooko paskyroje jūsų Stebuklingos kavos, galima nusipirkti kavos puodelį. Gražų, stilingą kavos puodelį ir netgi didelį puodą, tai apie tai papasakokit. Taip, iš tikrųjų šiais metais turime didžiausią pasaulyje kavos puodelį, kuris labai tapo didelė įžymybė kavos savaitės atidarymo metu, kaip jūs turbūt ir pastebėjote. Mes gal negalim parodyti, bet jūs galite nueiti Facebooko paskyrą, Stebuklinga kava ten yra. Taip, Kiek ten telpa puodelio, aš net neįsivaizduoju. Puodelis aš nežinau. Ar 2 kibirai kavos kažkur? Atrodo, ten 5 litrai kavos telpa. Jeigu jaučiatės, kad iš ryto tikrai nėra energijos, tai tokį puodelį išgėrus, man atrodo, visai savaitį užtektų. Na, o kalbant rimtai, tai tie mažesni puodeliai yra tokie su tokia mintim padaryti, kad iš jų tikrai būtų malonu gerti kavą ir mūsų klube vyko įvairios diskusijos, koks tas puodelis turi būti, ar jį malonu liesti, ar skanu iš jo gerti kavutę ir taip toliau. Tai mums pavyko sukurti tokį, jisai yra papuoštas vaikų piešinukais ir iš tikrųjų įsigijus tokį puodelį, jūs taip pat galite prisidėti prie Stebuklingos kavos projekto. Tie puodeliai bus projekto kavinėse, ar juos kažkaip kitaip galima įsigyti? Juos galima įsigyti ir projekto kavinėse, bet dar būtų geriau, jeigu tiesiogiai susisiektumėt su mūsų Rotary klubu ir galbūt tie puodeliai, tarkim, jau dabar mes turim tokių klientų arba tokių rėmėjų, kurie perka kaip verslo dovanas, tai tiesiogiai susisiekus bus galima jų ir pasižiūrėti ir įsigyti. Tai dar būtų, žinoma, labai smagu, aš nežinau, ar visas kavinės paviešinti, ar tas tokius žymesnius partnerius, kurie sutiko, kurie mielai dalyvauja ir kur vyksta renginiai. Tai iš tikrųjų daugelis kavinių yra jau 2 metus mūsų partneriai, tuo labai džiaugiamės. Tai yra Vero Cafe tinklas, yra Pinavija, Terikė Piklėlė, Bistro 18, Soprano Ledainė, Užupio picerija, Submarinas, Fortas, Ribrum, Smoltokas, Smolto kavinė, Donut Lab kavinės, Montepacis Kaune, Green Cafe Kaune ir Guru Cafe Jonavoje. Iš tikrųjų, patys geriausi mūsų draugai, labai kviečiame užsukti pas juos, atsigerti kavos, arbatos ar suvalgyti skanų pyragaitį.
Ir kaip ir sakėte, sąrašas nėra baigtinis. Galima suspėti dalyvauti šiemet, o galbūt kitiems metams rezervuotis vietą. Jo, ir šiemet galite dar prisijungti ir kitais metais. Ir visas kavinės su adresais galima rasti mūsų tinklapyje www.stebuklingakava.lt. Ir dar kartą akcentuojame, jog visi pinigėliai surinkti keliauja programai Big Brothers Big Sisters. Mes jau papasakojom, tiksliau Jūratė papasakojo, kas už tai bus daroma ir kokie geri darbai. Ačiū labai, kad atkeliavot, buvo labai smagu pasišnekėti. Ačiū. Iki kito karto. Iki kito karto. Gero kelio, iki. Iki.